Sveiki visi, pakalbėkime apie dramblį kambarį. Ir šiuo metu tas dramblys yra gana stipriai nukritę pardavimai Etsy'e. Kas naujai prisijungė prie mano kanalo, mano vardas Aistė. Aš konsultuoju tiek asmeniškai, tiek grupinės konsultacijas Etsy klausimais. Jeigu tokių turit, galite rašyti mailą, pasižiūrėti mano puslapį etsykonsultacijos.lt ir ten sužinosit daugiau. Taigi, jūs turbūt ne vienas matėt, kas skaito arba priklauso kažkokiam Facebook'o grupėm Etsy ar Reddit'ą skaitot, kad visi skundžiasi, jog nukrito Etsy pardavimai. Kaip visuomet į tai galima reaguoti maždaug, tai čia vienas kitas pasakė, kokią jie statistiką turi. Tai aš taip pat nemėgstu tokių tiesiog, kaip čia pasakius, empirinių pasižiūrėjimų ar surinkimų informacijos iš Facebook'o grupių ar Reddit'o. Tai pasižiūrėjau giliau. Ir pasižiūrėjus giliau, neseniai čia išėjo praeitą berods savaitę Etsy ataskaita finansinė už trečią ketvirtį. Dar yra kitų informacijos šaltinių. Ir kągi mes matom? Mes matom keletą tokių įdomių faktorių. Tai pirmas faktorius, kuris turbūt geriausiai matosi bendrai pasižiūrėjus į elektroninės prekybos statistikas, ne tik Etsy'e, bet ir Amazon'e ir eBay'ui, jog pardavimai palyginus su praeitais metais globaliai yra kritę maždaug apie 20%. Jeigu žvilgtertumėt į kreives, tai jos taip gražiai neria žemyn. Ir nors jau šiuo metu turėtų kalėdinė prekyba vykti pilnu tempu Etsy'e, tai reiškia turėtų būti tas metas, kai jūs net keldami galvos arėt ir džiaugiatės įkritusiais užsakymais arba galbūt burbat, kad jau nebespėsit. Tai šito vis dar nėra. Ir tam yra kelios priežastys. Tai viena priežastis yra ta, kur jau minėjau. Bendras elektroninės prekybos nuosmukis. Tam yra įvairių priežasčių. Pasibaigė tie taip vadinami JAV helicopter money, kurie buvo dalinami pandemijos metu. Iš kitos pusės daugelyje vakarų pasaulio šalių prasidėjusi recesija. Kitus gąsdina karas, žmonės bijo leisti pinigus, taupo juodai dienai, nežino kas bus, ir atitinkamai mažiau išlaidauja ir nuo to nukenčia tiek reali prekyba, bet reali prekyba, ten be duonos, sviesto ir panašiai negyvensi, tai labiausiai nukenčia elektroninė prekyba nebūtiniausių prekių. Kitas aspektas, kuris yra susijęs tiesiogiai su Etsy, nežiūrėjau kaip Amazon'e ir eBay'ui šitie skaičiukai atsivaizduoja, bet Etsy'e prieš pandemiją buvo grubiai 60 milijonų pirkėjų ir 3,4 ar 3,3 kažkas tai tokio milijono pardavėjų. Dabar po pandemijos, tai yra pandemijos metu, labai daug žmonių prisijungė tiek pardavėjų, tiek pirkėjų į Etsy ir šitas santykis pasikeitė. Dabar pirkėjų yra 98 berods milijonai, kažkur toksai skaičius, ir pardavėjų yra 6,6 milijonų. Tai reiškia, jeigu mes pasiskaičiuotumėm santykį, tai anksčiau buvo 19 panašiai pirkėjų vienam pardavėjui Etsy'e, dabar jų yra 13,5 ar panašiai vienam pardavėjui. Tai jau mes turim perkamosios galios, to viso bendro krepšelio Etsy perkamosios galios sumažėjimą, tai yra dar viena priežastis, dėl ko tų pardavimų yra mažiau. Jeigu taip statistiškai žiūrėti į segmentus, tai ekonominis pirkėjų segmentas labai stipriai sumažino savo išlaidas Etsy,
aukštesnis ekonominis segmentas, tie žmonės, kurie turi pakankamai to vadinamo disposable income, jų išlaidavimo ypatybės nepasikeitė. Bet kadangi sumažėjo, kaip jau ir sakiau, faktiškai pirkėjų skaičius vienam pardavėjui, tai čia mes turime dar vieną priežastį, dėl ko sumažėjo pardavimų. Pats Etsis, jeigu žiūrėtumėte jų finansinę ataskaitą, tai jų pelnas palyginus su praeitų metų trečių ketvirčių jisai netgi yra didesnis. Nors bendros pajamos iš pardavimų visų pirkėjų yra mažesnės negu trečiam ketvirtį. Ir tam yra vėlgi kelios priežastys. Tai viena priežastis yra, žinoma, tai, kad jie pakėlė mokesčius, buvo 5%, dabar yra 6,5%. Aišku, dalį to pelno suvalgo tie visi grąžinimai, kuriuos jie daro iš savo kišenės už vėluojančias ar ten sugadintas prekes. Ir kitas aspektas yra labai, ne tai, kad labai, bet padidėjusios pajamos iš reklamos. Panašu, kad Etsy reklama dar prasčiau pradėjo veikti, negu jinai veikia anksčiau. Tai aš aišku nesu rodiklis, bet pavyzdžiui, pernai metais buvo labai gera grąža iš reklamos, šiemet visai ne kažką ir Etsy statistika rodo panašius dalykus, kad žmonės perka daugiau reklamos dėl to, kad jiems yra nukritusios pajamos palyginus su praeitais metais ir ta reklama nekonvertuoja, nes jeigu jinai konvertuotų, tai atitinkamai būtų tos pajamos didesnės. Tai mes turime tokius parametrus ir reikėtų juos turėti omeny, galvojant, ką mes toliau darysime su savo verslu. Nereiktų pulti paniką ir galvoti, kad viskas Etsis nebeveikia, užsidaro ten, ką daryt. Taip, tai yra ekonominė recesija. Ekonominės recesijos metu visos nepirmos būtinybės prekės praranda savo patrauklumą, jos yra perkamos mažiau. Vėlgi, kaip aš ne kartą kartoju ir per savo mokymus ir konsultacijas, aš visada rekomenduoju orientuotis į didesnės nei vidutinės pajamas turintį klientą. Ir viena iš tų priežasčių, neskaitant to, kad tie klientai yra šiaip bendrai paėmus paprastesni ir su jais maloniau dirbti, juos netaip paveikia ekonominiai svyravimai, tai yra visokios recesijos ir panašiai, nes jie turi arba santaupas, arba atlyginimai yra pakankamai dideli ir netaip lengvai įtakojami tokių ekonominių rodiklių. Ir atitinkamai jūsų pardavimai vėlgi nesvyruos taip drastiškai, kaip jie svyruotų, jeigu jūsų tikslinis klientas būtų ekonominės klasės pirkėjas. Tai tikiuosi, kad buvo naudingas šitas video. Jeigu norit nepraleisti naujų, ypač rudens žiemos metu, kai yra sezonas ir aš neturiu tiek daug laiko, tai užsiprenumeruokit mano kanalą. Kaip jau minėjau, jeigu domina konsultacijos, galit brūkštelti mailą, pasiderinsim datas, kainą ir kitus dalykus, kur aš ką konsultavau, pranešimų skaičiau, galit pasižiūrėti mano puslapį, kaip jau ir minėjau pradžioje video. Tai tikiuosi, kad nenusiminėt labai dėl šito ekonominio šiokio tokio nuosmukio tiek Etsy, tiek